Šią figūrą sėkmingai gyvendinti pradėsime nuo vidinės kojos. Tai ją kabinu ties pakinkliu, pradedu tiesi, sulenkta. Užspaudžiu, kad būtų saugu. Abi rankos bus traukiančios, nepradedu per daug aukštai, alkūnės yra sulenktos. Kitą kojytę įstatysiu ties čiurną kitoje stulpo pusėje. Tai šiuo atveju už stulpo. Stumsiu iš čiurnos, šitą koją keliaus žemyn, klubai išvažiuos priešai stulpą, o kita koja liks tai čia, tiesi. Dabar demonstracija. Tai užkabinu, abi traukia, kojytė už stulpo ir čia klubai priekį ir užkabinu vidinę alkūnę, atsidaru. Dar kartelį. Tai ta koja, kuri buvo už stulpo, jinai išliko tiesi, jeigu galiu koja patempta. Ta koja, kuri buvo sulenkta, liko sulenkta, tačiau kelis nuvažiavo žemyn. Bandau išlaikyti tiesią liniją nuo pat savo pečių iki šio kelio. Dar kartelį iš nugaros. Kabinu, traukia abiejom rankom, stumiu nuo apatinės pėdutės ir klubai į priekį, vidinė alkūnė užkimba, abi rankos kartu.